apie savaitę. Tai savaitę šitą labai intensyviai. Prasidėjo pantera, nemažai panteros, iš tikrųjų nemažai, daug detalių, įdomių, patys geriausi įspūdžiai. Po to neįtikėtina, po to tigras, dabar va, grįžtu į Barbarosą, į pradžią karo ir jau žinau, kad bus šiandien lengvieji tankai, tai dar savaitę nesibaigė, daug geriausių įspūdžių ir radinių, istorijų ir noriu padėkoti mūsų rėmėjam Military and Outdoor, geriausia parduotuvė priemonėm aktyviam laisvalaikiui ir su tuo palaikymu, gera nuotaika pabaigsim šitą savaitę, net neįsivaizduoju su kokiais radiniais. Šiandien turim daug gražaus laiko dar ir rytojus, visas rytojus. Va, dabar atvažiavau pas Dabkiuką, tai jis čia kasa ant kiemo praktiškai. Kaip sakai, kokių minčių turėjai? Mintis buvo rastiliuką. Tai žinai, tų juokų. Kad bajeris tai ateini pas pirms signalus. Gal sapnavai, ne? Jeigu sapnuojas, tai jau diagnosis. Ne, nu tai būn visaip. Sveikas. Žvėris, giluminiai. Pasiteisinęs labiausiai šiai dienai. Geras, ne? Jo. O, matai? Šiai dienai, žinok, pasiteisinęs kiek turėjau. Nu, jis aparatas gana konkretus. Arba yra, arba nėra. Teisingai. Lietuvos lobiai. Jo. Keptuvės. Dar neblogai. Einam prie pagrindinio. Tai sakau, čia beveik ant kiemo, kas? Taip. Nu, pas kažką ant kiemo tigras, pas kažką pantera tikrai ne vieną kartą buvo. Ir ant įėjimo į tvartą. O, kaip plytelė padėta šliudut. Ai, aš galvoju, kas nulupo tos lankstus. Gavo, va čia jisai. Jo, gavo per kepą. Keveldra. Tai čia gal tas bus ten, kur ant sankryžos. Žinok, kai čia arčiau yra radinių, rodančių, kad čia galėjo būti arčiau dar įcviems. Nes aš galvoju, o čia va, už kilometrą. Galvoju, gal, žinai, tas pasukus į žvyrkelį. Iškart. Tai išduosim tą paslaptį. Mes čia Tautušiuose beveik, netoli visai. Tai jungia, Tautušių mišku. Jo, tokie gražūs pamatai. Tada čia rinkau pelį, tuoką viską. Aha. Ir sakau, su ta tuoką ratą. Nu ką, geras. Pasitaiko šitų liukų bokštelio BT7. Bet nelabai dažnai. Pažiūrėsim, ko dar bus. Geras oras, toks šaltukas, lengvas, superinis, taip. Grinai jaučiu, kai sveikatą, žinai. Pumpuoju, stiprinu širdį ir sielą. Einam pažiūrėti kažką tai. Žinai, ištraukė, nedidelio, bet visą tai įdomu. Čiagi netoli tas rūsys buvo su Zyso lobiais ir Triumfo motociklo 500.
Kur tas tavo gėris? Kažkas ten. Ai, čia. Ne, čia ūkis. Gal žemės ūkis. Arba bulviams vulkinti, žinai, gyvuliams, ten kam ten gyvuliams. Okei. Iš gyvenimo liko tik vienišos eglės. Ir bateliukas. Šitą mini ekspediciją baigė šiandien. Vis dėlto vienišas radinys. Dabar liko susitarti tik dėl kainos. Kiek kainuoja? Susitarsim lengvai, pažinai. Radėjas. Pažiūrėsim, kiek radėjas įvertins. O kada mes nesusitarėm? Visada susitarėm, galiu tą patvirtinti. Va būtent. Okei, tai ta džiaugsminga nuotaika ir baigiam. Pavadinsim kasimą savo kiemę, nes va ten va ant kiemo T28 to reto vikšrus ištraukė prie pamatų. Danešiau BT liuką. Nežinau, lankstų trūkst, gal kažkada gausiu su lankstais. Tai koks jo likimas neaišku. Va čia va tam kieme remontavo 28 tanką, įsivaizduoji? Kai tu papasakai man tą istoriją, nu žinok, superinė. Saka, vos atvažiavo, ne? Jo. Vos atvažiavo. Vargšas 28. Ir netoli jį čia nukalė. Pasakė, kad važiuotų, nes lėktuvai skraidyt pradėjo.